Kuo nustebino vienam vakarui sugrįžę Leon Somov ir Jazzu? Kaip Pažaislio vienuolyne susirinkę gerbėjai sutiko naujas atlikėjo Daddy Was a Milkman dainas? Kokios praeitie garsios grupės ir atlikėjai Kauną sukvietė minią klausytojų? Visa tai naujame Niekas niekam video dabar. Po ilgos pertraukos birželio 7-osios vakarą kūrybos 20-metį minintis Leon Somov and Jazzu gerbėjams padovanojo išskirtinį pasirodymo pavadinimu One Night Only. Pirmą kartą sostinės Vingio parke suskambėjusios geriausia elektroninės muzikos grupe tituluojamo dueto dainos ir įspūdingas šou abejingų nepaliko. Vienintelį koncertą publikai padovanoję atlikėjai čia sukūrė nepamirštamą vakarą, kurio metu skambėjo populiariausios grupės dainos, o gausi publika šoko ir dainavo kartu. Duetas Leon Somov and Jazzu apie bendros kūrybos pertrauką gerbėjams pranešė dar 2017 metais. Išsiskyrimą vainikavo 2018 metų pradžioje po didžiausias šalies arenas nuvilnijęs atsisveikinimo turas Game Over. Bendrais kūrybos metais atlikėjai išleido 7 studijinius albumus, surengė daugybę įspūdingų pasirodymų Lietuvoje ir užsienyje, bei per visą kūrybinį laiką kartu pelnė net 10 statulėlių Lietuvos muzikos asociacijos metų apdovanojimuose. Vakarėlį pradėjo Justas Kulikauskas, geriau žinomas kaip Future Cello. Meistriškai instrumentą valdantis muzikos prodiuseris ir violončelės virtuozas žiūrovams padovanojo elektroninės muzikos šou. Jau pirmosios renginio akimirkos neleido atitraukti dėmesio nuo pasirinktų technologinių sprendimų. Dar prieš renginį organizatoriai tvirtino, kad kai kurie jų pirmą kartą naudojami ne tik Vingio parke, bet ir Baltijos šalyse. One Night Only show vėliau tęsė didžėjus Liudas Lazauskas, Raudirs, žinomas ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Pirmuosius elektroninės muzikos prodiuserio Leono Somovo ir atlikėjos Justės Arlauskaitės žingsnius scenoje gerbėjai sutiko šiltomis ovacijomis. Jau nuo pat pirmų akimirkų publika pademonstravo, kaip stipriai ji buvo išsilgusi gyvo dueto dainų skambesio. Tiesa, nors Vilniuje dangus koncerto vakarą prapliupo lietumi, ištikimiausių Leon Somov and Jazzu gerbėjų tai neišgąsdino, o pati Jazzu kvietė tiesiog mėgautis, gyventi akimirkoje ir švęsti drauge. Mes kažkaip turime išgyventi šitą lietų kartu. Ką aš daryčiau? Nusirengčiau ir šokčiau. Juokėsi atlikėja. Koncerto metu nuskambėjo dueto gerbėjams iki skausmo gerai žinomi kūriniai, tokie kaip populiarusis grupės hitas Lower Than The Ground, Muzika tu, Nieko apie mus, Aš žinau, ko tu nori, Po mano oda ir daugybė kitų. Scenoje duetas atliko ir naujausią savo kūrinį Džiunglių tamsoj. Justė Arlauskaitė prasitarė, kad ši daina jai kelia ypatingus jausmus. Per šitą dainą aš visada noriu važiuoti prie jūros ir mylėtis, sakė ji. Prieš atlikdami šį kūrinį, Leonas Somovas ir Jazzu gerbėjams užminė mįslę ir apie ateities planus. Leonai, ar tai paskutinė mūsų daina? Kaip ir paskutinis koncertas? Klausė Jazzu. Tai naujausia daina, bet ne paskutinė. Mes dar turime visokių planų, atsakė Leon Somov. Sentimentalumų kupino vakaro eigoje Justė Arlauskaitė taip pat teigė, kad dainomis vaikščioti po senus prisiminimus ne taip jau lengva. Šiuos žodžius palydėjusią dainą Song About Love žymiam duetui atlikti scenoje padėjo Lietuvos džiazmenas, virtuoziškas trimitininkas Valerijus Ramoška. Vakarui einant į pabaigą, atlikėjai daugybę kartų dėkojo publikai už buvimą kartu ir ilgus metus skleidžiamą palaikymą. Jazzu juokavo: noriu padėkoti, kad neišsigandote lietaus ir kad man nereikėjo skambinti Dievui, kad jis jį išjungtų. Birželio 6-ąją Pažaislio vienuolyne susirinkusi publika džiaugiasi ne tik geriausiomis Daddy Was a Milkman dainomis, bet ir mėgavosi itin gerų orų bei vasariška šiluma. Daugelis susirinkusių komentavo, kad oras buvo lyg specialiai užsakytas šiam koncertui.
Prieš 7 metus debiutavęs Daddy Was a Milkman greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai. Pradedant 2016 metais vasarą vykusių debiutinio albumo Daydreaming pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausioje šalyje Žalgirio arenoje. Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai. Mama ceremonijoje Daddy Was a Milkman pelnė metų proveržio ir metų elektronikos apdovanojimus. Atlikėjas neslėpė džiaugsmo, kad tai buvo pirmasis koncertas, kuriame gerbėjai išgirdo iki šiol niekur neskambėjusias Daddy Was a Milkman dainas, kurios ryškiausiomis spalvomis nuspalvins naująjį studijinį albumą. Pažaislis yra mūsų mylima tradicija. Čia grojame ir jaučiamės kaip namie. Čia susirenka mūsų ištikimiausi klausytojai, todėl šiam koncertui ruošiame ypatingą programą. Naujo Daddy Was a Milkman albumo spalvomis norėjosi pasidalinti būtent čia. Neįsivaizduoju vasaros pradžios be pasirodymo Pažaislyje ir be galo laukiau šio susitikimo, sakė Ignas Pociūnas. Daddy Was a Milkman yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, Daddy Was a Milkman yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube Palladium ir Rygos arenoje. Atlikėją savo programuose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalio organizatorių. Jau kelis kartus Daddy Was a Milkman grojo viename didžiausių Baltijos šalių festivalių Pozityvus. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio Granatos Live publika. Pažaislio vienuolyne gausiai susirinkę gerbėjai šoko skambant didžiausiems atlikėjo hitams. Viskas čia gerumu, tinginio vasara, Breathe In, o magišką Daddy Was a Milkman muzikos koncertą vainikavo nuostabiai romantiškas Saulėlydis. 2021 pabaigoje Ignas Pociūnas išleido pirmąjį lietuviškų dainų albumą Kai ruduo mokė mane, kurį pristatė dviejose išskirtiniuose koncertuose Lietuvos nacionalinėme operos ir baleto teatre. Šie koncertai taip pat buvo įamžinti vinilinėje plokštelėje. Gegužės 24-ąją į Žalgirio areną rinkosi tie, kurie 90-aisiais judėdavo pagal La Bouche, Snap, Hathaway ir DJ Sash muziką. Jų hitais tapę kūriniai išjudindavo net labiausiai nedainuojančius ir nešokančius, o dainų žodžius dažnas mokėjo mintinai. Čia, Kaune, surengta didžiausia 90-ųjų diskoteka Baltijos šalyse. Kai kurias iš minėtųjų žvaigždžių prikviesti į Lietuvą ir koncertuoti vienoje vietoje, pasak rengėjų, pavyko tik po 2 metų derybų. What is Love? Ko gero nėra pasaulyje šalies, kurioje neskambėjo ši kultinė, unikalaus balso savininko Nestor Alexander Hathaway arba tiesiog Hathaway daina. Audringų reakcijų jis sulaukė ir Kauno arenoje. Hathaway leido vieną superhitą po kito – Life, I Miss You, Rock My Heart, Catch I Fire. Atlikėjas per metus surengdavo net po 100 koncertų. Hathaway atliko geriausias savo dainas Žalgirio arenos publikai ir Kaune surengė nepamirštamą šou. Vokietijos šokių muzikos grupė La Bouche itin garsaus vokiečių prodiuserio Frank Farian projektas. Sunku rasti žmogų, kuris nežinotų šios grupės geriausių dainų – Be My Lover, Sweet Dreams, I Love to Love, Tonight is the Night iki šiol skamba įvairiuose planetos kampeliuose. Vokietijos grupė Snap. Vienas iš sėkmingiausių Europos šokių muzikos projektų driokstelėjo energiją pulsuojančiais hitais. Mary Had a Little Boy, Terminate, Do You See the Light ir žinoma net 8 milijonų tiražų parduotų singlų Rhythm is a Dancer, kuris karaliavo net 23 pasaulio šalių topų viršūnėse. Koncerto metu susirinkusieji išvydo ir atlikėją DJ Sash. Tai daugiau nei 20 metų populiarumo viršūnėje esantis, 17 milijonų albumų kopijų pardavęs ir daugiau kaip 60 auksinių ir platininių apdovanojimų pelnęs didžėjus. Jis tituluojamas geriausiu 90-ųjų didžėjumi Europoje. Pirmasis jo singlas It's My Life buvo išleistas 1995 metais ir iškart tapo Europos klubų hitu. Atlikėjas scenoje su visais dalinosi ir kitais savo auksiniais hitais.
Ecuador, Encore une fois, Mysterious Time, Adelante ir daugelių kitų. Pirmą kartą Lietuvoje vykęs 90s Disco Fest renginys tiesiog susprogdino Žalgirio areną. Diskotekoje dalyvavo 10 000 žmonių. Atlikėjai mielai bendravo su publika, o žiūrovų rankos kilo į viršų viso koncerto metu. Kiekvienas atlikėjo žodis buvo palydimas garsiausiais plojimais ir ovacijomis. Nuo scenos atlikėjai nuolat kartojo išmoktą lietuvišką žodį ačiū, bei džiaugiasi svetingu sutikimu. Koncerto metu paskelbta, jog 90s Disco Fest taps kasmetiniu renginiu Lietuvoje ir kad jau rudenį Žalgirio arenoje vėl įvyks didžiausia diskoteka Baltijos šalyse su kitomis geriausiomis to meto grupėmis. Šiandien naujienų tiek, pasimatysime po 2 savaičių. Nepamirškite paspausti patinka, pasidalinti video ir užsiprenumeruoti kanalą. Iki!